Sveiki, sveiki. Su jumis sveikinasi Amais. Pagalvojau, koks jūs dalykas veža šiuo metu. Kas sako jum būti kuo autoriškesniam, kas sako jum dirbti, kas sako jum gauti kažkokio pasitikėjimo savyje, kas sako, kad va reikia eiti, žiūrėtis, kurti, tobulinti save. Kas tai balsas? Kas yra ta motyvacija? Nes aš dabar tiesiog taip pagalvojau, kas tai? Tai turbūt kažkoks balsas, kuris nori, kad mums būtų geriau. Tai, ką žinau, gal jo reikia paklausyti. Kaip pavyzdžiui, kitą kartą norėsit suvalgyti kokį čipsų pakelį, jeigu pajusit tą balsą, kuris sako, kad va, reikės padaryti tiek ir tiek atsispaudimų, kad tas išeitų, va, reikės atsisakyti tiek ir tiek, reikės sumokėti tiek ir tiek pinigų už tą pakelį, kad ir reikės, ką žinau, pablogins tavo sveikatą, panašiai. Gal biški reikia paimti ir biški daugiau autoriteto įdėti į tą balsą. Gal jis tikrai sako gerą dalyką. Tai yra, atrodo, toks paprastas dalykas, bet, kartais jis toks būna prislėgtas, tylus, toks menkai girdimas. Gal reikia biškį išaukštinti, tokį padaryti, tokį didelį, kad kuo mažiau pagundų būtų. Gal jis gerai sako? Šis tiesiog toks biškį pagalvojimas galveliai.